Labadiena, esu Lina Kontautienė iš įmonės OAB Lignilinėje ir šiandieną turiu Jums pasiūlymą. Kaip jau minėjau anksčiau, laukiame atvykstant naujų obliavimo staklių, todėl atėjo laikas atsisveikinti su tomis, su kuriomis dirbame. Taigi, ką aš čia turiu? Ogi Gubiš 4,5 obliavimo staklės 5 velenų. Šiuo metu pilnai veikiančias ir dirbančias. Vėliau parodysiu, kaip jos dirba, bet jeigu norite gyvai pamatyti, galite atvykti pas mus. Tad jei susidomėjote, susisiekite. Linkėjimai, Lina Kontautienė, OAB Lignilinėje. Iki malonaus. 4,5 obliavimo staklės Gubiš modelis GD4U. Pagaminimo metai 1997. Su šiomis staklėmis dirbame 6 metus. Pradedant dirbti, įjungiame maitinimą, uždarome apsaugas ir paleidžiame skydelį. Pasukame raktelį ir po vieną iš eigos paleidžiame, įjungiame obliavimo galvų variklius. Taip pat įjungiame vedamuosius ratelius. Matome, kaip sukasi vedamieji rateliai, veikia obliavimo galvas 2 šoninės ir 2 viršutinė ir apatinė. Šiuo metu matome universalią obliavimo galvą, kuri gali būti naudojama tiek viršuje, tiek apačioje. Su šia galva mes dažniausiai darome įpjovas, kurios būna lentelės apačioje. Maksimalus ruošinio plotis 24 cm, maksimalus ruošinio aukštis 12 cm. Šiuo atveju obliuojame vertikalią šiaušto dailylentę. Šoninės galvos padaro profiliuką, viršutinė ir apatinė galva obliuoja lentelės viršų ir apačią. Šiuo atveju apačios neobliam, kadangi gaminame šiaušto dailylentę. Gubiš 4,5 obliavimo staklės. Kaina 6 000 eurų. Domina, susisiekite.